mūsų pačių fiziologija yra tokia, kad, jeigu paimtumėm mūsų smegenis ar ne, tai jos irgi turi tą dalį emocinę, kuri atsakinga už emocijas ir tai yra pati, anksčiausiai susiformavusi mūsų smegenų dalis, dar tikrai kažkur pamatysit tokį driežo smegenis pavadinimą. Tai tos driežo smegenys, ką jos daro? Jos veikia labai greitai, labai staigiai mus grąžina į komforto būseną ir ką jos daro? Jos mus saugo. Saugo ir skatina likti ten, kur mums yra komfortiška, patogu, kur yra geros emocijos ir kuomet mes, vėlgi turim padaryti kažkokį darbą, ten atsiranda daug emocijų. Baimė, aš bijau, nerimauju, jaučiu įtampą, jaučiu spaudimą ir mūsų driežiukas ką sako? Ir kas, kad ten tas sunkumas liko, ar ne? Tai mūsų racionalios smegenys ką sako? Kilk nuo sofos, Igne, tau labai reikia šito, tu turi tą padaryti, žiūrėk, tavo tikslas toks, ar ne? Tu turi judėti prieki, bet Ignės driežiukas sako, palauk, paspėsi, dar kavos va išgerkim, dar pasėdėkim, dar kažką patvarkykim.